žaidėm. Žiūrėjau vakar Mikalauską ir jis nedviprasmiškai pasakė, mus greičiausiai okupuos. Ir ne tik mus, o visų rytų Europą ir rytų Vokietiją, nes Šolcas pasimetęs. Vat Linas taip surašė tokį klausimą. Kitas pasakys, kažkas pasakė savo versiją. Taip. Ir dabar imkime už gryną pinigą ir nagrinėkime tą versiją. O koks tikslas, ką reiškia okupuos pradžiai? Ar mes dabar Lietuva okupuoti ar ne? Užduočiau klausimą. Ir aš galėčiau jums įrodyti, kad mes esame okupuoti. O kiti sakys, kaip mes nuostabiai ir puikiai gyvename. Pasiskaitykite okupacijos sąvoką ir kaip suprantat, kad čia turėtų svetimos šalies kareiviai stovėti. Tai amerikonai savo bazę turi ir Lietuvoje mes įeiti į tą bazę neturim teisės. Tai vokiečiai kareiviai stovės. Ir kieno komandas jie vykdys? Lietuvių komandas ar Vokietijos savo generolo kokio komandas? Ką reiškia sąvoka okupuos? Ir dabar Eduardai, aš perskaitysiu, ką rašo internete, ką reiškia okupacijos reikšmė. Okupacija, lotiniškai okupatio, užėmimas, užvaldymas. Yra pirmas variantas, laikinas kitos valstybės teritorijos užėmimas, panaudojant karinę jėgą ir faktinis jos valdymas. Antras, tokio valdymo trukmė, okupacija. Galim sakyti, tai, ką jūs ką tik pasakėt, mes visą šitą turim. Ir šitoj vietoj moderniam pasauly nėra prasmės savo ginkluotas pajėgas įvesti į kažkokią šalį ir tenai, kad jos stovėtų ir kažką darytų ir keltų nepasitenkinimą. Yra modernus būdai, kaip per finansus. Mes šiuo metu pasaulyje visi esam okupuoti per finansų sistemą, apie kurią nieks nekalba. Ir čia pakartosiu Henrio Fordo, to pačio Fordo, kuris Fordo gamyklas pirmasis įkūrė prieš 120 metų, konvejerinę gamybą, kuris suorganizavo. Jo frazę, kuri man labai patinka, kad jeigu žmonės suvoktų, kaip finansiniu požiūriu jie yra apgaunami ir apiplėšiami, tai revoliucija nesulauktų ryto. Žmonės sukiltų vidury nakties. Bet nieks apie šitą nekalba, nieks šito nesuvokia ir tada visi tyliai ir ramiai okupacijos sąlygomis ir gyvena. Tai aš už tai, kad Lietuva būtų laisva ir nepriklausoma ir dabar būtent ir yra šansas.